Sveiki gyvi, čia teisėjo komentaras, prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Šiandien teismai perkrauti bylomis. Teisėjai užversti darbu, o žmonės į teismus kreipiasi ne tik dėl esminių dalykų, bet ir dėl smulkmenų. Kodėl Lietuva pirmauja pagal komercinių bylų nagrinėjimo trukmę Europoje ir ar teisingai elgiamės dėl menkiausio nesutarimo į teismą paduodami savo kaimyną? Kokia tikroji teismų kasdienybė ir apie perspektyvas? Teismų perspektyvas pakalbėsime šioje laidoje su Aukščiausiojo teismo pirmininku, teisėjų tarybos nariu Rimvydu Norkumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija. Sveiki, ponė Rimvydai. Labą dieną. Ką reiškia augantis bylų skaičiai teismuose? Ar žmonės pradeda labiau pasitikėti teismais ir juose ieško teisingumo? Praėjusią savaitę Lietuvos teismai suskaičiavo 2014 metų veiklos rezultatus, pristatė savo veiklos apžvalgas ir iš šių apžvalgų aiškiai matyti viena pakankamai ryški tendencija. Augantis bylų skaičius visuose segmentuose, visų rūšių bylose ir visų instancijų teismuose. Galiu iliustruodamas pateikti keletą skaičių. Per praėjusius metus Lietuvos teismai išnagrinėjo daugiau kaip 300 tūkstančių bylų, kas reiškia, kad per vieną dieną išnagrinėta maždaug 1400 bylų. Ir šitas augantis bylų skaičius matyti tiek civilinių bylų grupėje, jų išaugo daugiau kaip 10%, baudžiamųjų bylų išnagrinėtų išaugo šiek tiek daugiau kaip 4%. Ir ką mes iš to galime matyti? Viena vertus be abejo mes suprantame, kad augantis visuomenės teisinis išprusimas reiškia ir tai, kad žmonės vis dažniau siekia ginti savo teises, nelinkę užsimerkti į teisės pažeidimus ir siekia savo teisės įgyvendinti tame tarpe ir kreipdamiesi į teismus. Kita vertus, augantis bylų skaičius mus šiek tiek neramina, nes nepaisant to, kad Lietuvos teismai pirmauja pagal bylų nagrinėjimo greitį Europoje ir tai yra ne vien mūsų duomenys, tą konstatavo ir Europos komisija palyginusi visų ES valstybių teismų darbo greitį, mes matome, kad mes gauname šiek tiek daugiau bylų, negu jų sugebame išnagrinėti per metus. Lietuvos teismai pirmauja pagal komercinių bylų nagrinėjimo trukmę Europoje. Tai gal gera žinia verslui? Neabejotinai, nes bylų nagrinėjimo trukmė yra vienas iš tų indikatorių, į kuriuos žvelgia tiek Lietuvos, tiek ir užsienio investuotojai, pasirinkdami investavimo vietą. Ir sparti komercinių bylų nagrinėjimo trukmė rodo, kad trumpesniam laikui yra įšaldomos žmonių lėšos, greičiau iš gyvenimo pašalinamas konfliktas. Tai kalbant apie tokias komercinės bylas, kaip pavyzdžiui viešųjų pirkimų bylos, konkurencijos bylos, na ir su vartotojų teisių apsauga susijusios bylos, jos yra nagrinėjamos tikrai pakankamai sparčiai, vidutiniškai apie 150 dienų pirmosios instancijos teisme. Na, šiek tiek ilgiau nagrinėjamos bankroto bylos, apie 2 metus ir čia šiuo atveju esame vidurkyje ES kontekste. Kreiptis į teismus Lietuvoje tapo beveik madinga. Ar teisingai lietuviai elgiasi dėl menkiausio nesutarimo kreipdamiesi į teismą? Juk tai kainuoja ir pinigų, ir kantrybės, ir nervų, ir laiko. Ką patartumėt kaimynams susipykusiems dėl elementarios tvaros? Be jokios abejonės kreipimasis į teismą turėtų būti tam tikra kraštutinė ginčo sprendimo priemonė, kai kitais būdais asmenims nepavyko pašalinti konflikto. Todėl susipykusiems kaimynams aš visų pirma patarčiau geruoju pamėginti susėsti, pasikalbėti, paieškoti taikaus ginčo sprendimo būdo ir tik tai tokiu atveju, jeigu nepavyko ginčo išspręsti taikiai, pasitarti su teisininku, pasitarti su advokatu, kuris galėtų pasiūlyti tinkamiausią ginčo sprendimo būdą, nes greta teisminio ginčo sprendimo būdo dar yra įvairūs alternatyvūs ginčo sprendimo mechanizmai, galima kreiptis į vartotojų teisių gynimo tarnybą, galima kreiptis į mediatorių, kuris padėtų sutaikyti šalis, todėl tikrai apie teisminį procesą reikėtų galvoti tik tai tada, kai visos kitos galimybės yra išsemtos. Dėl ko dažniausiai bylinėjasi lietuviai? Ar visas bylas gali peržiūrėti aukščiausiasis teismas? Ginčų pobūdis Lietuvoje nesikeičia metai iš metus, dažniausiai civilinės bylos pradedamos dėl sutartinių teisinių santykių. Nemažai ginčų yra kilę iš šeimos teisinių santykių, tai vadinamos santuokos nutraukimo ar išlaikymo priteisimo bylos. Kalbant apie baudžiamąsias bylas, tai dominuoja kvalifikuotos vagystės, skausmo sukėlimas, nežymus sveikatos sutrikdymas, tai iš principo tai yra pagrindiniai ginčo atvejai. Na, o kalbant apie Lietuvos aukščiausiąjį teismą, tai turime turėti omeny, kad iš 300 tūkstančių bylų potencialiai
tik tai nedidelė dalis gali pasiekti Lietuvos aukščiausiąjį teismą, nes aukščiausiasis teismas, būdamas tos teismų piramidės viršūnėje, 35 teisėjai potencialiai gali išnagrinėti tik tai nedaug bylų. Todėl į aukščiausią teismą patenka tik tai pačios svarbiausios bylos, kurios yra reikšmingos ne tik tai konkrečiam atvejui, tačiau ir brėžia gaires, kaip ta pati teisės norma turi būti aiškinama ateityje. Kur rasti informacijos apie teismų nagrinėjamas bylas, statistiką, tendencijas? Šios informacinės visuomenės laikotarpiu plačiausias šaltinis be abejo yra internetas, visų teismų tinklapiai yra pilni informacijos apie to teismo nagrinėjamas bylas, tačiau apibendrintą statistiką, apibendrintas bylų nagrinėjimo tendencijas galima rasti nacionalinės teismų administracijos puslapyje, kurį kviečiu aplankyti, tai yra 3w.teismai.lt. Dėkoju pašnekovai, dėkoju klausiusiems mūsų ir atsisveikinu iki kitų kartų.